žiniasklaida per daug yra eskalavusi šitą visą reikalą, nes jau kiekvieną dieną mes matome naujos, intriguojančios versijos. Ir aš nenoriu tiesiog veltis į visą tai, bet tiesiog aš prisimenu, žinote, Flintas toksai yra, žurnalas vaikams Flintas, ir jisai yra padaręs vieną komiksą pavadinimu Drąsius herojus. Žinote? Kokį tai žinote, kas matė? Tai va, atvyčiai. Tipo. Va, ir žodžiu, aš tik tai pateikiu faktus, kokie jie yra. Flintas jau yra sukūręs naują animacinį serialą, tą pačią tematiką. Ir tai bus pirmas normalus animacinis serialas lietuviškas, vadinsis Na patvirtink. Ir jie jau yra sukūrę naują to animacinio serialo džinglą. Džinglas, kas nežino, yra muzika, kuri groja prieš ir po animacinio serialo. Ir ta muzika jau yra sukurta ir jis skamba taip. Andrius Ūsas, Andrius Ūsas, Andrius Sisalai. Tai nebuvo pakankamai tamsus bairis, dėl to aš nusakysiu savo bairį. Žinote, kad Drąsius kėdys sakė kalbą Žemaičiaus laidotuvėse? Nežinote? Jis sakė, Velionį pažinau tik iš dukters pasakojimų. Šiais laikais yra, kad ir sako, kad iš tiesų mergina darosi vis, jaunimas darosi vis palaidesnis. Jaunimas darosi vis palaidesnis, vis labiau žiūri į seksą, netgi paskutiniais statistikos duomenimis. Ir aš čia esu užsirašęs, iki 18 metų 70% merginų praranda nekaltybę. 45% praranda nekaltybę iki 15 metų. Ir dėl to aš sakau, mums reikėtų nuleisti tą amžių legalų iki 15 metų. Ir tai žiūrėkite į mane kaip kažkokį tai monstrą. Ne, aš tiesiog sakau, kad jaunimas subręsta labai greitai šiais laikais. Ir priedo, 15-metė mergina. Ką jie dalginsi su tuo 15-mečio spuoguotu, supranti? Aš esu suaugęs vyras su įgūdžiais. Tai jie tik tai nauda. Ne, bet iš tiesų tai sunku. Sunku yra, šiais laikais yra sunku nusidengti merginą į lovą, nes iš tiesų turi būti kaip koksai alchemikas. Tu turi tiksliai paskaičiuoti, kiek alkoholio, supranti, kiek vienokio įpilti, kada vesti jau namo, kada supranti pasakyti ką. Tu turi labai viską apskaičiuoti, tu turi labai matematiškai viską apskaičiuoti. Pavyzdžiui, aš praeitą kartą jau viską gerai padariau. Nugirdžiau merginą. Iki tol, kol jau jinai nebesugebėjo pasakyti žodžio futbolistas. Ir aš čia parsidėmiau namo ir jie apsivėžė. Ir aš galvoju, ne, tai jeigu tu neatsijungsi, tai aš ir liksiu nevisas. Graudus gyvenimas. Ne, bet man yra pavykę nusidengti merginų į lovą. Viena buvo labai įdomi mergina, kaip ir mes su jie susitikome jau abudu toje pačioje stadijoje ir mes abu jau galvojame, kad jau kaip ir... Aš žinau tiksliai, kad jį galvojo, kad tą vakarą nieko nedarys, nes mes kažkokiu tai būdu atsidūrėme pas ją namuose. Ir numovus jai kelnaitės pasirodė, kad jie visiškai nesitikėjo, kad kažkur vakarą susitiks, nes... Aš net vieną metą galvau, kad aš pamačiau elfo galvą iš didelis. Ir aš tiesiog nesusilaikiau, aš padariau jai tą tokį dalyką, kurį darydavom visiems garbanotėms vaikams mokykloje. Ir jo, ne. Paulius labai mėgsta kalbėti apie savo pinklą. Iš tiesų, Paulius labai mėgsta kalbėti apie savo pinklą.
prisimenat, jau jisai pasakoja tą bairį, kur, nu ir tu nemaža. Va, čia yra jo bairiai praktiškai, kai jisai nėra ant scenos, visi jo bairiai yra apie koksai yra didelis mano pirklas. Jis negalės atsikirsti man niekuo į šį bairį, nes aš turiu nuotrauką. Ir aš visą laiką galiu eiti internetus. Va. Ir aš nesiparinau dėl pirkalo dydžio, nes iš tiesų, pirkalo dydis nėra svarbu. Man. Nes, kaip sakoma, žinot, kaip sakote, tai nėra svarbu pirkalo dydis, svarbu, kaip tu jį naudoji. Svarbu technika. Ne, technika nesvarbu. Man nesvarbu nei pirkalo dydis, nei technika, nes iki to laiko, kol mergina supranta, kad pas mane yra mažas pirkalas ir aš jį nemoku naudotis, aš jau ant sofos krašto apvedžiuosi taksą. Kas daugiausia ką man gali padaryti? Aš kviesiu taksą laiptinėje, o ne, aš neišgirsiu dar vienos tavo istorijos apie tavo nuostabų murkį. Mano katinas yra labai nuostabu, aš einu į dar. Va. Kartais norisi susitikti savo pirmasias merginas tai tam, kad parodyti, ko tu išmokai per tą laiką, kol, nu, jūs jau kaip ir. Nes visą laiką, pirmas kartas su mergina, tada kažkaip išsiskiriat ir po to po kurio laiko galvoju, blemba, aš jai galėčiau dabar, va dabar tai aš jai galėčiau parodyti, ką aš moku, va dabar. Nes mano pirma mergina buvo, mes išdraugavom 4 metus ir jie buvo pirmi kartai tokie kaip, aš prisimenu, galėčiau jas prilyginti pirmiems kartas, kai aš mokiausi vairuoti. Nes buvo daug stumdymosi, reikimo, reiškia, tenais maždaug, ei, čia dabar viskai kairiau, čia dešiniau, čia nelys, matai, nėra vietos. Iš kur šitą išmokai, rodyk posūkį, pasitrauk, aš pati pavarysiu. Va, ir merginos dar ką mėgsta daryti, tai jos mėgsta tai va, gauti komplimentą. Žinote tokį, kur būna, kur? Bet aš negraži taip, ne, tu esi labai graži ir joms to neužtenka visus. Dar, aš negraži, ne? Ne, aš jau sakiau, kad tu graži. Mano kelnes prastas. Ne, tavo kelnes yra labai gražios. Pasak, bet mano labai prastas kelnes. Ne, tavo kelnes yra nuostabios. Yra vienas iš puikiausių kelnių, kokias aš esu kada nors matęs. Iš tiesų, vienas iš puikiausių, tu nusipirkai puikias kelnes. Su šiom kelniam, tu atrodai puikiai, šios kelnes yra nuostabios. Bet ne, man atrodo, kad su šitom kelniam mano užpakalis labai didelis. Ir aš sakau tada, ble. Tu, žinai ką, man patinka šitas kelnes, aš myliu šitas kelnes. Ir tu manęs nepriversi išduoti šitų kelnių dėl savo storos sudėtinės. Yra juodaodžiai, pastebėjote, kad olimpiadose juodaodžiai visą laiką tie, kur, nu, vėlgi, aš turiu gerą teoriją apie genetiką. Tie juodaodžiai, kurie yra, pastebėjote, olimpiadoje visą laiką tie, kurie sprinteriai, būna visą laiką iš Amerikos, o tie, kurie maratonininkai, būna iš Afrikos. A ne? Ir nėra plaukikų. Nes, nu kaip, nu, žinai, begemotas, krokodilas, blogos asociacijos. Va, bet iš tiesų, ir aš turiu gerą teoriją, kodėl taip yra. Kodėl būtent iš žemyno yra sprinteriai, o iš Afrikos būtent yra, iš Amerikos yra sprinteriai, o iš Afrikos maratonininkai. Tai dėl to, kad kai vergvaldžiai atvarė gaudyti vergų, tie, kurie bėgo greitai, bet trumpai, į Ameriką! Žalia korta.